Visiems labas rytas. Nors dabar dirbu Vilniuje, bet tiesą pasakius, ta sėkmingoji praktika patirtis yra susijusi su rajono mokykla. Rimti vyrai kalbėjo apie rimtus dalykus ir labai rimtai. Aš moteriškai paprastai apie laimę. Mūsų mokyklose tikrai yra daug gabių, talentingų, motyvuotų ir nemotyvuotų, išdykusių, patrauklių, puikių vaikų, bet ar kada nors mes pagalvojame, kiek mūsų mokyklose yra laimingų vaikų. Aišku, niekada tų tyrimų niekas nėra daręs ir kažin, kad tie tyrimai padėtų tai išsiaiškinti. Bet dirbant rajono mokykloje, kurioje buvo įkurta nevyriausybinė organizacija, jaunųjų kūrėjų klubas, po renginių, saviraiškos renginių, man teko matyti tuos laimingus vaikus. Nevyriausybinė organizacija veikia taip, buvo organizuojami, kadangi tai jaunųjų kūrėjų klubas, organizuojamos pasakų naktis, buvo organizuojami festivaliai. Galėjome mes laisviau disponuoti lėšomis kaip nevyriausybininkai ir todėl galėjome leisti savo kūrybos almanachus, pasakų knygas, na ir daug kitokios veiklos daryti. Manau, kad išlaisvintas kūrybingumas, suteikta veikimo laisvė yra nepaprastai galinga jėga, kuri mokykloje gali padėti keisti vertybinės nuostatas, kuri gali padėti keistis pačiai mokyklai. Ir aš galvoju, kad kuri gali padėti įveikti rydienos artėjantį baubą, tai yra emocinį tingulį, kai nesinori veikti, kai nebesinori džiaugtis gyvenimu, kai nebesinori jaustis laimingam. Sostinės mokykloje aš matau taip pat nepaprastai daug iniciatyvių žmonių jaunų. Ir jų iniciatyvos irgi yra stulbinančios. Tačiau kartais iškyla jiems toks klausimas. Ar mokykloje, būtent mokykla gali padėti išreikšti save? Ar būtent mokykloje verta save realizuoti? Nes sostinės vaikai turi daugybę kitų pasiūlymų, turi veiklos už mokyklos ribų, turi daug pramogų. Ir tada ar verta mokykloje realizuoti savo idėjas? Ir štai jų pasiūlymas, laukiantis iš jų. Galbūt padėtų tai, kad būtų įvertinama šitą saviraišką. Kad stojant į aukštąsias mokyklas, į žmogų būtų žiūrima ne tik tai, mokinį būtų žiūrima ne tik tai kaip statysinį vienetą, bet būtų domimasi ir jo asmenybė, būtų domimasi jo kūrybinė veikla, organizacinė veikla, būtų organizuojamas pokalbis, galbūt būtų perskaitomas jo motyvacinis laiškas. Formų yra įvairių. Kelta idėja yra apie tai, kad reikėtų į aukštąsias mokyklas priimti asmenybės, o ne vien tik tai pagal rezultatus egzaminų, na, geriau ar paprasčiau, geriau išlaikusius tuos egzaminus. Galbūt tokiu būdu švietimo sistema ateitų žmonės motyvuoti, kūrybingi, visapusiški, turintis aišku vertybių stuburą. Nes dirbti mokykloje su idėjomis, su netikėtomis mokinių idėjomis, iš tikrųjų reikia žmonių, kurie sugebėtų pasiaukoti, kurie patys galėtų vertinti savo vertybės ir savo idėjas jiems, žmonėms. Mokykloje turėtų veikti lankščiau, turėtų veikti mokytojų skatinimo sistema. Ir jau ko gero paskaitas yra atsisakyti lygiavos principo.
nes žmonės aukojantis ir savo laiką, ir savo energiją, ir savo dvasinius resursus, dirbti su mokiniais, gyvenant jų, padedant jiems įgyvendinti netikėtas idėjas, iš tikrųjų yra nusipelnę didesnio paskatinimo. Ir galbūt mokykloje galėtų atsirasti palankesnė ta lankstesnė skatinimo sistema, direktoriai galėtų lengviau skatinti mokytojus. Manau, kad mokykloje turėtų būti paprasčiau gaunama finansinė parama netikėtoms mokinių idėjoms įgyvendinti. Vilniaus Daukšos vidurinėje mokykloje buvo puikiai mokinių iniciatyva pastatyti miuziklą Ugnies medžioklė su barokais. Bet projektas pateiktas aukštesnėms instancijoms negavo finansavimo. Ir didžiulių direktorės pastangų dėka lėšos buvo gautos, projektas įgyvendintas, miuziklas stebino savo profesionalumu ir net pats kompozitorius Giedrius Kuprevičius kalbėjo apie tai, kad tai yra fantastika, ką jis mato dabar scenoje. Taigi galbūt vertėtų permastyti, kokiu būdu, kokiomis lėšomis galima būtų skatinti pačias netikėčiausias, pačias įdomiausias mokinių idėjas. Ir manau, kad tada išlaisvintas kūrybingumas, saviraiškos skatinimas ir pripažinimas, finansinė parama padedant įgyvendinti idėjas, tai ir bus tos galimybės ugdyti ne tik kūrybingą, bet ir laimingą jauną žmogų. Ačiū.